Tai sveiki visi, su jumis Top Lines Production. Šiandien noriu apžvelgti savo turimą DJI Mini 2 droną. Ar vis dar verta jį pirkti 2024 metais, kai dronų iš tikrųjų yra daug, pasirinkimas ganėtinai didelis ir priklauso viskas tik nuo jūsų biudžeto. Tai aptarsim šitą mini droną. Atsiprašau, kad šunys loja, nieko negaliu padaryti. Kaimynų šunys. Tikiuosi nesugadins video, tai mes aptarsim pradžiai apie patį droną, specifikacijas, paskui jo valdymo pultą ir gale aptarsim pakrovimo stotelę drono. Tai tiek kol kas, tai važiuojam prie pačio drono. Tai apie patį droną, tai dronas yra, kaip matote, ganėtinai mažas. Tai kelionėse tikrai pravertė mane kartą, buvo vežtasis į užsienį, su juo filmuota, labai daug vietos neužima, patogus. Dronas susideda labai lengvai, tai pradžioj nuimame menčių apsaugą, bent jau aš taip vadinu, arba transportavimo kažkoks indėklas galima vadinti taip. Tada atlenkiame priekinius propelerius ir tada galinius atlenkiame atgal. Nuimame kameros apsaugą, kuri irgi yra transportavimui skirta, tai visados patarčiau kažkur transportuojant, vežantis droną naudoti apsaugas, nes propeleriai yra, tikriau sakant, jų mentės yra ganėtinai trapios, tai patarčiau jas saugoti, kad nereikėtų pirkti kitų, nes jos yra keičiamos faktas. Tai tiek tas dronas ir užima vietos, labai iš tikrųjų mažas, patogus, kaip ir minėjau. Kadangi mažas, tai sveria irgi nedaug, 249 gramus, kas mums leidžia skristi iš tuo dronu, tai tik jį užregistravus ir gavus kodą. Tai gali būti, kad kažkiek teks mokėti už registraciją ir kažkokį saugumo testuką įsilaikyti, kad su dronu skristi saugiai, tai paliksiu nuorodą aprašyme, kur registruoti, kaip registruoti. Tai turėkite omeny, kad būtinai reikia užregistruoti ir koduką užsiklijuoti ant drono. Tai dronas, kaip matot, sakau, mini toksai, mėgėjiškas. Tai jis atrodo štai taip. Dabar pakalbėkime apie drono kamerą. Tai drono priekyje yra kamera su stabilizatorium, kuris leidžia mums filmuoti 4K, 30 kadrų per sekundę, 2,7K, 60 kadrų per sekundę ir HD 120 kadrų per sekundę. Čia kas nori labai jau sulėtinti vaizdą, bet kokybė ant didelio ekrano jau matysis, kad prastesnė. Tai turėkite omeny. Stabilizatorius kamerą varto žemyn aukštyn, 110 laipsnių. Kameros matymo kampas yra 83 laipsniai, kamera yra 12 megapikselių, su COS sensorium 2,3, tai ir diafragma kameros yra nekintanti 2,3, tai kamera yra tokia, ganėtinai nebloga, iš tikrųjų esu nufilmavęs gražių vaizdų, bet naudoju kartais filtrus, tai labai praverčia iš tikrųjų. Drono gale yra C jungtis, tai pakrauti bateriją neturint stotelės, tai praverčia ir persikelti failus į kompiuterį. Taip pat gale yra baterijos įdėjimo lizdas ir microSD kortelės lizdas. Tai viskas kaip ir apie patį droną pasakyta, daugiau kažką labai pakomentuoti negaliu. Tai pakalbėkim dabar apie drono skridimo laikus, aukščius, atstumus, ką deklaruoja gamintojas, ką aš iš savo pastebėjimų galiu pasakyti. Tai su viena baterija dronas skrenda 31 minutę. Čia gamintojas taip sako, aš sakau, kad tai yra melas, dronas neskrenda tiek. Nebent jau labai idealiom sąlygom, ką gamtoje gauti yra tikrai
nėra lengva ir niekados dar man taip nėra buvę, kad būtų labai idealu. Kambaryje gali dronas 31 minutę skristi, tikrai garantuoju. Tai visada žiūrėkite vėjo kryptį, ar dronui užteks galios grįžti atgal, nes laikrodukas, kuris rodo didžiai programoje, tai ne visada galima juo pasikliauti, nes, sakau, sąlygos visada kiekvieną skrydį būna skirtingos, tai visada stebėkit ir apskaičiuokit, geriau grįžti anksčiau, pasikeisti bateriją, negu nebegrįžti visai. Tai apsidrauskit visada. Dronas kyla į 500 metrų aukštį, čia yra maksimalus jo aukštis. Iš tikrųjų mes skrendam 120 metrų aukštyje, kas yra normalu ir pagal taisyklės. Esu kilęs į 500 metrų aukštį vedamas smalsumo, tai galiu pasakyti, tai nėra būtina, tiesiog norėjau išbandyti tą galimybę ir išbandžiau. Gamintojas deklaruoja, kad dronas gali nutolti 10 km nuo jūsų, skrenda 10 km atstumu nuo jūsų, tai galiu pasakyti, kad tai yra kažkoks mitas. Nemanau, kad su viena baterija į vieną galą įmanoma apskritai nuskristi, apie grįžimą tai patylėsiu. Tai ką gamintojas deklaruoja, tai nereikia viskuo tikėti. Manau, visada reikia laikyti tam tikrą atstumą, minimalų, normalų savo, kad jaustųsi saugiai ir kad dronas tikrai nepasimestų, nes vis tiek kainuoja nemažus pinigus. Tai tiek apie atstumus, dabar jo yra kelios skridimo funkcijos. Tai viena yra Cine, Normal ir Sport. Tai turėkit omeny, kad Normal, tai jo skridimas yra normalus. Cine toks biški lėtesnis, švelnesni judesiai, o Sport jisai tiesiog yra žvėris, kuris skrenda 56 km/h greičiu. Tai kaip ir minėjau, arba noriu paminėti, labai priminti visiems, kad visada su dronais elgiamės saugiai, skraidom visada kur galima, kaip galima, o ne kaip norime ar kaip mums patogiau. Nes atitrenkus 56 km/h greičiu į žmogų, tikrai, manau, padarysime žalos ir tada mums gali baigtis negerai. Tai visada stenkitės, sakau, elgtis su dronais saugiai, nedalinkite vaikams, čia nėra žaislas, kurį galima tiesiog bele kaip skraidinti. Ką dar norėčiau paminėti, kad dronas puikiai stovi ant vėjo, iš tikrųjų, kaip toks mažylis atlaiko tikrai didelius gūsius, puikiai susitvarko su netgi ekstremaliu vėju, teko skristi ir kalnuotose vietovėse, kur vėjo gūsiai tikrai rimti, ir prie jūros teko skristi, dronas tiesiog pasakiškai susitvarkė. Tai turėkit omeny, vis tiek visada žiūrėkit į bateriją, nes laikrodukas programėlėje gali sumeluoti. Tai tiek apie pačius skridimus. Dar norėčiau paminėti, kad visada žiūrėkit, kad neprarastų ryšio, nes būna užskrendi už kokio kalno ar už miškelio, būna ryšys dinginėja, tai visada žiūrėkit, kur skrendat. Geriau droną matyti savo akyse, kad tas ryšys nedingtų, nes kai nuskrendi labai toli, nors šiaip taisyklės neleidžia pamesti drono iš savo akių, ta prasme turi visada jį matyti. Tai ir stengiamės laikytis tos taisyklės. Visų pirma, tai yra saugumas, visų antra, visada žinosit, kur dronas yra ir neprarasit jo, nes vis tiek, sakau, kaina nėra pigi. Tokio naujo drono kaina kažkur apie 500 €, dėvėtą galima rasti už 300. Tai tiek apie drono skridimus, laikus, maždaug kiek aš pats žinau, kiek aš pats išbandęs, tai visada pasikliaunu daugiau savimi negu gamintojų. Tai tiek apie droniuką, dabar aptarsim kontrolerį. Taigi pakalbėkime apie patį DJI pultą. Tai pultas yra ganėtinai masyvus, tikrai patogu jį laikyti. Priekyje yra įjungimo mygtukas, drono skridimo maudai vadinami, kaip norite skristi Cine, Normal, Sport, grįžti namo,
arba sustabdyti droną vietoje, kad stovėtų. Tai čia šitos funkcijos, paskui yra pakeisti kamerą, arba fotografuoti, arba filmuoti ir kameros staigus pasukimas aukštyn arba žemyn. Vartymas, kitaip sakant. Viršuje turime fotografuoti, filmuoti mygtuką ir gimbal valdymas aukštyn žemyn. Apačioje turime krovimo lizdą bei vietą jūsų vairalazdėms, kurios įsisuka į tam skirtas vietas. Tai pultelis yra tikrai puikiai laiko jo bateriją, galiu pasakyti. Jį krauti reikia rečiausiai, bent jau iš mano patirties. Plius pultelis pajungus telefoną, telefonas jungiasi štai čia. Pademonstruosim tuoj. Žinoma, ištraukiam laidą, kad būtų patogu pajungti. Aš naudoju Type-C, bet tuoj mes sudėsim, papasakosiu. Taip, uždedam. Opa, gražiai. Įkišam laidą. Ir pultelis paruoštas. Galima skristi įjungus DJI programėlę. Tai ką noriu pabrėžti, tai įjungus pultelį, pabandysim dabar jungti, tiesiog dėl bendro intereso. Automatiškai jisai įjungia DJI Fly programėlę. Kažkodėl dabar nejungia, bet žodžiu jungia. Update'o prašo, užsiupdatinsim vėliau. Tai esmė tame, kad programėlėje galima nusistatyti, kad tuo pačiu metu, kol mes įjungia pultelį, galima krauti ir telefoną. Tai labai gera funkcija, kadangi mes neišeikvosime telefoną skrisdami, nebijosime, kad jisai gali įsikrauti skrydžio metu, nes tada prarasim ryšį ir vaizdą. Tai labai gera funkcija iš tikrųjų. Apie laidus, ką galiu paminėti, tai jisai taip pat komplektacijoje turi turėti A jungties senesniem Androidam jungtį ir iPhone jungtį, kurią, kai pirkau, gavau. Viskas buvo kuprinėje. Taip pat papildomi analogai valdyti dronui atsarginiai. Varžtelių kažkiek, aš jau panaudojau, kadangi mano dronas buvo kritęs. Tai sėkmingai mano dronas krito, nes kaip ir minėjau, tai dronas krenta tik vieną kartą dažniausiai. Ir tai jau būna su visam. Ir mentės papildomos, kurias aš jau panaudojau, nes man buvo jos sulūžę. Tai ačiū Dievui, sulūžo tik taise mano propeleriai. Tai nieko blogo neatsitiko, bet jau buvau išsigandęs. Ir atsuksuvėlis, kuris atsukti varžtam, žinoma. Tai apie pultelį tiek, tai jisai turi savo funkcijas, kurias atlieka irgi puikiai. Pakrovimo funkcija man labai patinka. Tai viską dar galima, aišku, pakoreguoti programėlėje, galima išjungti tą krovimą, tai apie pultelį tiek. Dabar pakalbėkime apie DJI baterijų krovimo stotelę. Tai iš tikrųjų patarčiau kiekvienam turėti 3 baterijas, nes vienos baterijos kartais nufilmuoti kažkokiam norimam išgauti rezultatui nepakanka. Tai turėti 3 yra labai gerai. Plius, ką mes galime padaryti, tai naudoti baterijų stotelę kaip powerbank, nes jisai turi USB išėjimą. Įsidedam kokį laidą su USB, kuris mums pakraus mūsų turimą įrenginį, telefoną, nežinau, ausines ar kažką kito, nežinau, ką jūs krausite, bet tikrai daug kartų išgelbėjęs, kaip drono nereikia, bet reikia pakrauti kameros baterijas, tai tikrai
išgelbės, sudirbęs kaip powerbankas, pasikrauna jisai kaip ir dronas, taip ir pultas su Type-C krovikliu. Tai galima, žinoma, patikrinti baterijas, kiek mes jau turim, pas mane visos po 3, aš jų nekroviau, jos jau seniai stovi, ganėtinai seniai skridau su dronu, tai jų nepakrovęs, bet pabandysiu paskristi, parodyti, kaip dronas skrenda, ką galiu su juo nufilmuoti, tai mes dabar tiesiog susidėsim droną, paruošim jį skrydžiui ir tada judėsim link skrydžio ir tada pakalbėsim skrendant, kaip pats dronas valdosi, kaip skrenda ir kas su juo, kaip viskas vyksta. Taigi mūsų dronas beveik paruoštas, mums belieka, dar paminėsiu, turiu tokį, aišku, čia katės plaukų biškį yra, turiu tokį pakilimo takelį savo. Čia iš tikrųjų pelės kilimėlis, bet aš jo nenaudoju peliai. Kartais ir peliai panaudoju, bet turiu kupriniai. Labai patogu kilti nuo smėlio kažkur, kad apsaugoti propelerius. Tai įdėsim dabar bateriją į droną. Įsistatysim, įsijungsim droną, pasitiesim kilimėlį, biškį šitą visą patrauksiu. Stalelį savo, nežinau ar matosi, bet tikiuosi matosi. Pasidėsim droniuką, droniukas įsijungia apačioj, rodo baterija 3%. Pasidėsim mes jį čionais, tada įsijungsim programėlę DJI Fly. Kadangi įsijungus droną mums rodo labai daug ryškumo, mes pamažinsim jautrumą ir užsidėsim filtrą. Filtrus aš naudoju Sunny Life, apie kuriuos jau kalbėjau. Užsidėsim mes ND16 ir pabandysim kažką nusifilmuoti. Filtras dedasi iš viršaus. Taip atrodo dronas su filtru. Dabar drono kamera rodo tikrai gražų vaizdą. Gal nelabai matosi, bet tikrai pasikeitė į gerą pusę. Tai dronas pasikelia abidvi vairalazdės į vidų, įsijungia propeleriai, tada stumsime į viršų kairę ir pakelsim droną. Dronas, kaip matot, pakilo. Biškį kamerą pareguliuosim. Dronas dabar yra normal mode. Rodo, kad galėsim skristi. Pakol kas jokio laiko nerodo, bet tuoj sužinosim. Rodo, kad dronas gali skristi 13 minučių. Tai mes pabandysim per tas 13 minučių kažką nusifilmuoti gražaus. Priskrisim prie ančių, gal jos neišsigas manęs. Taipogi dronas turi filmavimo funkciją, tai quick shot vadinasi, ką galime, kad jisai apskristų ratu, tarkim, objektą, pasirenkame, apibrėžiame ir dronas turėtų skristi ratu. Išbandysime dabar drono grįžimo namo funkciją. Užtenka paspausti home ir dronas grįžta. Ir pažiūrėsim, ar jisai grįž į tą tašką, iš kurio mes pakilom. Taigi dronas grįžta. Pažiūrėsim, kokiu tikslumu jisai nusileis. Iš tikrųjų grįžo visai beveik į tašką tą patį. Taigi paskraidėme truputį su DJI Mini 2 dronu. Grįžome namo,
kadangi baterija jau prašėsi namo, tai pargražinomės jį, išjungiam ir aptarsim tada, kol viską pakuosiu, ką aš galiu pasakyti apie šitą droną. Tai pradžioje išsiimsim bateriją, įsidėsim ją atgal į pakrovimo stotelę, užsidarysim filtrus. 16-ukas biškai buvo per tamsus, tai teko keisti 8-uką. Dronas susipakuoja taip pačiai. Mes pradžioje uždedam kameros apsaugą, principu tuo pačiu. Tada sulankstome galinės propelerius, galinius varikliukus į savo vietą ir priekinius. Ir užsukame juos taip. Tada uždedame transportavimo šitą apsaugą sraigtų ir dronas paruoštas keliauti. Nieks niekur nepabėga, viskas stovi tvirtai ir saugiai. Tada išsijungiam pultą, aišku. Nusiimam telefoną. Susijungiam laidus. Atgal jie visada stovi laidai pultelėje, tai jei naudojat, tarkim, droną su C jungtim, ne droną, telefoną su C jungtim, tai visados C laikote ir nereikia nešiotis papildomai, nebent norite pasijungti ant iPhone'o ar kažkam paskolinsite, kam reikia iPhone'o būtent. Viskas kaip ir sudėta, gražiai. Tai apibendrinant, tikiuosi matausi kamerai, nesimatau, tai nesimatau. Ar verta vis dar Mini 2 turėti? Manau, kad taip. Būnant mėgėjų, tikrai verta. Žinoma, jis neturi sekimo funkcijos, ką turi Mini 3 Pro. Neturi, kamera nesiverčia horizontaliai, tiksliau sakant, vertikaliai, ne taip pasakiau. Neturi kažkokių papildomų sensorių, kurie mato kliūtis, nors trečiukai, nors ir mato kliūtis, bet kartais jų neišvengia, tai turėkit omeny, kad nesvarbu sensoriai, svarbu kaip tu pats skrendi, niekados nepasitikėkit sensoriais, nes jie gali apgauti. Ne vieną yra apgavę, ne vienas dronas yra nukritęs, vien dėl to, nes žmonės pasitikėjo gamintojų, kad sako, va, sensorius yra ir jis išvengs kliūties. Ne visada tai būna, nes kartais sensorius nesureaguoja, jeigu skrendi ganėtinai greitai. Dronas man vieną kartą tik yra nukritęs, kaip minėjau, nesudužo, nepastebėjau iš tikrųjų medelio, nes kamera buvo nusukta į kitą vietą ir aš jį užkabinau ir dronas nukrito žemyn, bet krito tuo krūmu, taip gražiai nusileido, tai tik propelerius, šitus mentės tik tais sulaužiau, daugiau kaip ir nieko neatsitiko. Tai visados reikia žiūrėti, kur skrendi, nes kiekvienas drono kritimas gali būti paskutinis. Dažniausiai pirmas ir būna paskutinis, tai turėkite omeny, kad į droną visada žiūri, kur dronas skrenda ir stengiasi, sakau, visados laikyti saugumo, nes 250 gramų kažkur kažkam pataikytų ant 56 km/h greičiu tikrai skaudėtų ir pasijaustų. Čia ne uodo įkandimas būtų. Tai apibendrinant tikrai galiu pasakyti, kad mokant skristi su dronu, stengiantis pagauti gražius kadrus ir jei mėgėjiškai filmuojate, tikrai užtenka puikiai. Filtriukus dar gal kokius pasiimti papildomai. Visados galima papildomai nusipirkti menčių šitiem varikliukam, varžtelių. Yra papildomų AliExpress'e, kad ant vandens dronas gali nusileisti. Jeigu bijote skristi virš vandens ir kad jisai nuskęs, yra
ant vandens nusileidžia. Yra kamerytės dedasi. Aišku, jisai jau netitinka tų 250 gramų limito. Tai nežinau, ar galima dėti ant jo ir ten jau legaliai skraidyti. Gal kažkokio papildomo kurso reikės, kad jau sunkesnį droną valdyti. Aš juos turiu, aš galiu skristi realiai iki 250 kg, norėjau sakyti, bet iš tikrųjų 25 kg dronais esu išsilaikęs. Tokio drono neturiu, aišku, tai ateityje kažkada, manau, nusipirksiu kažką rimčiau. Tikrai negaliu pasakyti, kad prisirišiu prie DJI Mini 2 visam laikui. Tai ką akcentuoju, tai šitas dronas yra tikrai mėgėjiškas, tikrai nesakau, kad čia profesionaliai reikia su juo dirbti, nes yra tikrai už tam tikrą kainą tikrai geresnių dronų, bet man jisai atidirba, aš susifilmuoju, ko man reikia visados ir man tai puikiai gaunasi, nesvarbu, kad dronas yra Mini 2 senos kartos. Dar ką norėčiau pasakyti, tai nepirkit Mini 2 SIA, nes jie turi problemų su ryšio praradimu didesnių negu Mini 2 Pro. Ne Pro, čia gal tiesiog Mini 2. SIA jisai yra pigesnis ant kelių šimtų. Juos dabar pardavinėja labai parduotuvėse naujus, nes jų nieks neperka, nes jie nieko verti. Tai nepirkit SIA, geriau dėvėtą nusipirkt Mini 2 negu SIA. Nežiūrėkit į skelbimuose, kur rašo, kiek ciklų baterija skrido, nes ir su naujom baterijom neskrisi 31 minutę, tai ten minutė ten ar ten nėra kažkokio didelio stebuklo, tai ten kas rašo apie tuos ciklus arba klausinėja, kiek ciklų baterijos krautos, tai kažkokią mistiką užsiiminėja. Stenkitės nusipirkti kombo. Iškart sakau, kad nebūtų nusivylimas, kad su viena baterija paskridai, paskui 2 valandas krauni. Tai geriau turėti, kaip aš sakau, valandą skrydžio, nes vidutiniškai skaičiuoju, kad dronas skris 20 minučių su viena baterija. Aš kažkaip taip nusistatęs, tai man šitas dėžutė duoda valandą skrydžio. Tai turėkit omeny. Ir paskui krovimas, aišku, kokias 4 valandas. Tai valandas skrydžio, 4 valandas krovimo. Bet tai geriau negu turėti vieną bateriją. Kortelę irgi pirkite, stenkitės bent jau 100 MB greičio. Pultelis, nieko ypatingo, kažką labai daug pridurti negaliu. Naudokit filtrus, kad ir pigius, bet naudokit, tikrai praverčia. Tai tiek apie šitą droną norėjau papasakoti, kiek išėjo, tiek papasakojau. Gal ne viskas taip jau nuosekliai ir viskas aiškiai, bet aš papasakojau iš savo perspektyvos, kadangi jau, sakau, turiu virš 2 metų, tai stenkitės išnaudoti jo galimybės, nenorit daug investuoti į brangų droną, tikrai pasiimkit Mini 2, nenuvils, manęs nenuvylė nei karto. Visados gaunu rezultatą, kokio noriu ir kokį jisai išgali padaryti. Tai nėra kažkoks stebuklas, bet ir nėra kažkoks nieko vertas daiktas. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, prenumeruokit kanalą, paaugsim visi kartu. Jums tai nieko nekainuos, man tai kažką į pliusą įdės. Tai tikiuosi patiko, pakomentuokit. Gal turit kokių pastebėjimų, gal iš savo kažkokios perspektyvos žiūrit, gal turit tokį droniuką, kažką kitaip galvojat apie jį. Pakomentuokit, gal norit kažkokio kito video, su kuo aš filmuoju viską, kokius mikrofonus naudoju, stabilizatorius ir panašiai, ir kaip atrodo mano visa šita studija, nes aš esu vieno žmogaus įgula, tai one man crew. Tai pats montuoju, filmuoju, pats darau, tai ačiū už palaikymą ir iki kito karto.